Sveiki bičiuliai, sausio mėnuo startavo audringai nuo imperialistinių siekių ir imperialistinių užmojų. Mes matėme, kaip sausio 3 dieną buvo pagrobtas Maduro tiesiog iš savo namų ir pervežtas jis yra Jungtinės Amerikos valstybės, kur planuojama teisti jį už narkotikų kontrabandą. Dar mes pažiūrėsime, kaip tenai pagal kokią teisę jį teis, kadangi jisai buvo priskirtas prie kartelio lyderių, tai jį matyti teis būtent kaip kriminalinį nusikaltėlį ir greičiausiai nuteis ir greičiausiai numarins kalėjime. Taip sakant, jisai natūralia mirtimi greičiausiai mirs Maduro Jungtinėse valstijose. Labai didelė tikimybė, kad jisai į Venesuelą nebesugrįžs. Ir kaip planuoja, kaip šneka tie provaldiški ekspertai, kad jis planuojamas ten supūdyti kalėjime. Nepriklausomai nuo to, ten patinka kitoms šalims tas vadovas ar nepatinka, bet jis suverenios šalies yra vadovas ir pasirodo, kad jis gali kažkokią kitą šalis pagrobti to šalies vadovą, nusivežti pas save į šalį ir jį teisti. Beje, tai ne pirmas kartas Amerikos istorijoje, anksčiau buvo grobiami prezidentai, žudomi prezidentai ir tokiu atveju, kurie ypač liečia Jungtinių Amerikos valstybių ir Lotynų Amerikos šalis, tai tokiu atveju yra pakankamai daug. Ir tų precedentų anksčiau yra būta, taip, aišku, yra būta, mes visi prisimename, man atrodo, Panamos operaciją. Ir galima sakyti 35-osios metinės, nes tai yra 89 metų gruodis, tai beveik ant tų dienų norėjo šitą operaciją irgi surengti gruodį, matyt, buvo labai gražiai. Priminsiu, operacija prieš Panamą buvo surengta, ten irgi formalus pretekstas buvo, Marinas nukautas ir tada amerikiečiai surengė operaciją skirtą nuversti Noriegos režimą. Noriega, kuris, kaip ir Sadamas Huseinas, taip ir Noriega, savo laiku jisai ir bendradarbiavo su amerikiečiais ir buvo jiems naudingas, bet kažkurio momentu jisai gali būti išmestas, tapti antiamerikietiškas ir jisai tapo antiamerikietiškas, per daug šakotis, per daug rodyti savo galią ir galiausiai jisai yra pašalinamas iš paveikslo, kaip ir Noriega supuvo Amerikos kalėjime, buvo nuteistas už narkotikų prekybą, taip ir tikėtina Maduro bus nuteistas. Buvo pritempta įvairūs JAV įstatymai, Floridai jisai buvo teistas Noriega, dabar gal irgi Floridai bus teisiamas Maduro, galbūt Niujorke, ten kuriem kaltinimai yra pateikti. JAV karts nuo karto vis grįžta prie savo tos Monroe doktrinos, tai jie sprendžia, kad Šiaurės Amerika, Pietų Amerika yra jų smėlio dėžutė, kur tik jie gali žaisti, kurie pasodins reikiamus vadovus, kurie siurbs ten esančius gamtinius išteklius. Na ir Trumpas prie to grįžo ganėtinai cinišką formą ir jis atvirai net sako, kad Venesuelos nafta, Venesuelos gyventojai nespręs dėl savo naftos. Yeah, what was that? Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. Ten į Venezuelą esanti nafta yra Amerikos nafta. Tai nieko nuostabaus, ciniškasis imperializmas grįžta 21 amžiuje su nauja banga. Ir labai man buvo įdomu stebėti lietuvė kalbę mediją, kaip jie pateisins šitą operaciją Venesueloje. Pasirodo, tai yra normalu, tai yra JAV nacionaliniai interesai, JAV saugumo klausimas ir JAV gali taip elgtis, tą teigia tas pats Budrys. Pradėkime nuo to, kas šeštadienį vyko Venesueloje, kalbu apie karinę operaciją atliktą Jungtinių valstijų. Kokiu žodžiu reikėtų apibūdinti tą procesą, kas atsitiko ten? Jungtinės Amerikos valstijos ėmėsi veiksmų tam, kad užtikrintų savo nacionalinį saugumą. Tai kaip pačios ir sako, tam, kad sustabdytų narkotikų, tarptautinio organizuoto nusikalstamumo sukeliamas pasiekmes Jungtinėms Amerikos valstijoms. Iš tos operacinės pusės tai, kas buvo atlikta, tai preciziška karinė operacija. Iš politinės pusės demonstravimas, didesnio ėmimosi atsakomybės už tai, kas vyksta regione. O tai, ką matome rezultate, tai nelegitimus vadovas, dėl kurio demokratinio legitimumo nedaugam kyla abejonių, buvo įmamas patraukinėti atsakomybę. Tai teigia ir visi kiti provaldiški ekspertai, tokie kaip Saldžiūnas, kuris pas Algį Ramanauską kiekvieną savaitę daro įvairias laideles. Ir jie atvirai net pasakoja, kaip yra su vienais vadovais Lotynų Amerikos šalių yra bendradarbiavime, bet kai jie nebetinka, yra išmetami žaidimų ir pašalinami arba nužudomi arba suimami. Ir kaip patys sako, tai yra nuo šiol yra stipresniojo teisė, tai stipresnysis nustato taisyklės. Čia bus artimiausiom dienom labai dar daug diskusijų, jos jau aišku vyksta, ar čia teisėta ar neteisėta, pagal kokią teisę. Teisė šiuo atveju, vėlgi paminėjau Monroe doktriną, teisė yra to, kas yra stipresnis. Ir teisė yra tokia, kokią bus galima suformuluoti, primesti ir tu nieko jungtinėms valstybėms šiuo atveju nepasakys. Niekas nieko nepasakys. Ir įdomus tas variantas buvo. Kiek metų mūšė malė tas smegenis, kad, ta prasme, turi būti demokratiškas pasaulis, negali didžiosios valstybės skriausti mažųjų, čia turi būti kažkokias demokratinės teisės sauginės taisyklės. Tačiau, kai JAV nusprendžia imtis karinių veiksmų,
naudoti smurtą, JAV tai yra galima. Tai negalioja JAV, tai galioja kitoms šalims, bet JAV tai negalioja. Jeigu nuspręstų amerikiečiai pasimti Grenlandiją, tai būtų normali speciali karinė operacija. Jeigu tą nusprendžia padaryti rusai su Krymu, tai jau labai baisu yra, labai negerai, reikia taikyti sankcijas, reikia ginkluotis, ruoštis karui. Tai nėra tokio nuoseklumo. Jeigu tu smerki bet kokius imperialistinius veiksmus, tai smerk bet kurių valstybių, bet jie selektyviai pasirenka. Čia toks senas posakis apie vieną, tarkim, žmogų buvo, kuris buvo, tarkim, diktatorius to šalies, jisai engė, bet amerikiečiai sakė, jis yra šunsnukis, bet jis yra mūsų šunsnukis. Ir jis yra mūsų šiuo metu naudingas. Todėl mes nematysime kažkokių jo siautėjimų toje šalyje. Kaip, pavyzdžiui, smerkia dėl demokratijos ten kokią Baltarusiją, bet nesmerkia Saudo Arabiją, kur ten yra tiesiog galvos kapojamos. Vėlgi, nes Saudo Arabija yra naudingas šiuo metu partneris, o Baltarusija, nėra naudingas partneris. Nors, aišku, dabar truputėlį keičiasi, bet pats principas visą laiką buvo panašus. Po susitikimo su amerikiečių energetikos milžinių atstovais, jis taip pat pareiškė, kad Vašingtonas netrukus nuspręs, kurios naftos kompanijos galės veikti Venesueloje, nuvertus buvusį prezidentą Nikolą Madurą. Jis pabrėžė, kad sieks bet kokiu atveju užtikrinti Jungtinių valstijų interesus vakarų pusrutulyje. Venesuela jau kitokia. Venesuelai dabar puikiai seksis ir Jungtinių valstijų žmonėms tai bus labai naudinga, nes ketiname išgauti daugybę naftos, niekas dar to nėra matęs. Ir tai bus mūsų reikalai, o ne Venesuelos. Nenorime, kad amerikiečių naftos kompanijos su jais turėtų ką nors bendro. Kodėl, sako Venesuela, nes nesugebėjo išgautų išteklių, nes jinai tikrai turtinga šalis yra ištekliais. Čia visi smerkia, kad važiuokit kaip nuvarė Maduro tą šalį, koks nukritusi ekonomika, kiek daug emigravė iš tos šalies. Taip tikrai pakankamai gavo didelį spaudimą, jų BVP krito 75%, lyginant su 99-aisiais, toliau iš naftos išgavimas krito 3,5 karto, hiperinfliacija buvo, 7 milijonai imigrantų iš to šalies, tikrai taip turėjo didelių ekonominių problemų. Tačiau kai visą laiką, kai kritikuoja kokią nors Iraną, kai kritikuoja kokią Kubą, kai kritikuoja Venezuelą, jie rodo tik pirštais, žiūrėkit, kaip blogai ta šalis tvarkosi, pažiūrėkit, kokia bloga ekonominė padėtis. Bet jie patogiai užmiršta tos faktus, kad tos šalis yra blokuojamos, jos negali parduoti savo išteklių. Tu gali pumpuoti, kiek tu to ar tą naftą, bet tu jos neturėsi kur kišti. Visos aplinkinės šalis nepirks iš tavęs tos naftos. Dalinai pirdavo tik tai Rusijos ir Kinijos laivai, atplaukė po kitą vėliavą ir jie atvykdavo ir nusigydavo ten tos laivus. Įsigydavo naftos produktus, bet ir dabar Trumpas jau ten pabiškai vaiko ten tos laivus, tam, kad jie negalėtų parduoti savo išteklių. Tuo labiau, iš tikrųjų, jeigu tu negauni pajamų parduodamas savo išteklius, tu negauni pajamų į biudžetą, tu negali daryti investicijas. Nes kiekvieną įrangą naftos peršlovės ar ten auksą išgavinėja, tau vis tiek reikia atnaujinti įrangą, tau reikia paruošti specialistus, o tu negali, kitos šalis negali parduoti įrankos, nes ta šautavų šalis yra sankcijų sąraše ir tos šalis, kurios bandys iš tai kažką pirkti arba tau kažką parduoti, jos pateks į sankcijas, tarkim, atjungs sistemą, jie negalės atsiskaitinėti, bus užblokuoti, bus jų turtas rekvizuotas ir taip toliau ir taip toliau. Tai nieko nuostabaus, kad iš tikrųjų izoliuotas valstybės jos gaunasi Kuba, Iranas, Venezuela, vien dėl to, kad jos bando savarankiškai tvarkytis savo šalyje. Ir kiek per sankcijas prarado Venezuela suplanuotų pajamų nuo 1999 iki 2025 metų kažkur. Venezuela prarado, čia dar labai švelniais ir konservatyviais paskaičiavimus, apie 400 milijardų JAV dolerių. Įsivaizduojate, kokie tai yra pinigai. Aš jau neskaičiuoju pinigus, kurie buvo areštuoti sąskaitose. Aukso atsargos, Jungtinė karalystė čia prieš 3-4 metus areštavo Venezuelos aukso atsargos, kurios buvo ten laikomas Jungtinės karalystės bankuose. Prieš tai buvo užšaldyti tie pinigai, o po to tiesiog paėmė ir nusavino. Toliau 7 milijardus irgi pinigų nusavino Jungtinės Amerikos valstybės. Ir tokių atvejų yra daug, begalės. Tiesiog tuos šalis negali vystytis, jos negali tapti pilnavertės ar normalios, išspręsti savo ekonominių problemų, nes tiesiog negali išnaudoti savo išteklių. O išteklių Venezuela yra tikrai daug. Didžiausios pasaulyje ten yra naftos atsargos, apie 17% visų atsargų, tai yra 303 milijardai barelių. Taip pat 6 pagal dydį dujų rezervos turi, toliau aukso yra didelės atsargos, geležies rūdos, boksitų, nikelių ir taip toliau. Tad jeigu ta šalis galėtų normaliai parduoti savo resursus, jeigu nebūtų ekonominis boikotas, jeigu negrobtų jų laivų, nesprogdintų jų laivelių,
jeigu galėtų įsigirti normalią techniką, kad išgauti išteklius, tai tiek Venezuela, tiek Šiaurės Korėja, tiek ir Iranas, aš jums galiu garantuoti, per kelis dešimtmečius būtų vienas pažangiausių valstybių. Tačiau yra specialiai daroma, kad jos tokias netaptų, kad perimti jų išteklius. Nes be abejo, tose šalyse randa vietiniai neramumai, nes vietiniai gyventojai nori gyventi gerai, šalis kaip ir turi išteklių, bet kažkodėl tų pinigų nėra. Be abejo, kalta valdžia. O kad aišku, ta valdžia be abejo irgi jinai turi savo trūkumų, bet ta valdžia irgi norėtų galbūt vystytis, didesnį irgi pasiekti ekonominį pajėgumą, bet jie to negali padaryti. Tai tiek apie Venezuelą, sekime, kokie ten įvykiai bus, bet mes matom tą cinizmą, kaip ta šalis yra dusinama, naglai dusinama ir visas vadinamasis demokratiškas pasaulis apie tai niekaip nereaguoja. Buvo netgi Lietuva šiek toks mitingėlis įvykęs, post facto sužinojau, tiesiog nežinau, kad jis toks net įvyks. Ten keliasdešimt žmonių surinko, simboliškai paprotestavo, kai kuriuose irgi Europos šalyse irgi vyko tokie mažiukai protestukai, bet didžiai daliai europiečių tai yra visiškai nusišvilpti, nes negautas nurodymas, nepamokėti tie protestukai, na ir jie tiesiog natūraliai nevyksta, nes viduje vis tiek, to europiečio viduje vis tiek yra tas imperializmas. Jie norėtų toliau Afriką išnaudoti, jie norėtų išnaudoti Lotynų Ameriką, jie norėtų paimti Rusijos išteklius. Jie į mūsų žiūri kaip į baltą mėsą, iš mūsų darbingo amžiaus žmonės pasiema, kad pagerintų savo pragyvenimo lygį vakarų Europoje. Tai yra vis tiek viduje slypitas imperializmas. Einant prie Grenlandijos, tai Grenlandija reikia, jeigu šnekam apie Grenlandiją, negalima šnekėti apie Grenlandiją kaip atskirai, tiesiog pačią salą. Grenlandijos klausimas glaudžiai siejasi su Arkties klausimu. Taip, Grenlandija turi tų išteklių, juos palengva bus galima išgaudinėti, dabar dar yra daug kur nepatogu, nes tiesiog ledynai yra labai didelis šaltis, yra -40, -50 laipsnių šalčio, sunku pasiekti kai kurias vietovės, tai reikėtų daug pinigų investuoti, kad tos išteklius galėtum išgauti, bet ateityje tai tikrai milžiniški ištekliai, ten yra beproto dideli ištekliai, paskaičiuoti, ten po to ledynus tūksto, tai kažkur tai 2060-70, 2100 metais, kai ledynai ten galutinai ištirps, tai bus galima eksploatuoti, kas tą salą turės, ateityje džiūgaus. Be abejo, dabar tenais yra danai, bet iš danų amerikiečiai bando paimti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Vašingtonas turi kontroliuoti Grenlandiją, nes kitaip šią Danijos salą esą perims Rusija arba Kinija. Jis teigia sieksiantis susitarimo su Danija, tačiau jei to padaryti nepavyks, salą vis tiek kaip nors reikės perimti. Kalbant apie Grenlandiją, norėčiau pasiekti susitarimą, bet jei nepavyks, turėsime kažkokiu būdu viską sutvarkyti, gražiuoju arba ne. Beje, esu Danijos gerbėjas, jie man labai malonūs. Prezidentas Donaldas Trumpas. Ir irgi jų pasiteisinimas yra toks paprastas, toks kiemo bukuriukų, ta prasme, aš ištimsiu iš tais pietus, nes iš tavęs atims kitas kaimyninis huliganas. Tai Trumpas panašiai sako, aš atimsiu iš Grenlandiją, nes iš jūsų gali rusai arba kinai atimti tą Grenlandiją. Logika auksinė. Ir nesvarbu yra iš tikrųjų, kad Danija yra NATO šalis, Grenlandija priklauso Danijai ir pagal viską, jeigu tarkim rusai ir kinai tikrai bandytų karinė jėga įsiveržti, nors nėra jokių ženklų, kad jie tą planuotų daryti, tai turėtų visas NATO juos ginti, tai bendrai apsigintų. Bet šitą faktą kažkaip patraukė į šoną, nes tiesiog amerikiečiams reikia pasimti tą plotą, nes yra ne vien tik tie ištekliai, bet ir priėjimas prie Arkties regiono. Čia yra esminis klausimas. Aš apie tai sudaręs kelias laidas, vieną net prieš 3 metus aš šnekėjau apie naują kelią, kuris atsiveria per Rusijos Arkties šiaurę. Ir per visą tą laiką, kol aš šnekėjau, iš tikrųjų įvyko dar papildomos investicijos, naujos sutartys pasirašytos, investavo ir Kinai, tai 2025 metų spalio mėnesį Kinai pasirašė vėl sutartį su Rusija dėl investicijų būtent į šitą Arkties regioną, kad būtų galima plaukti. Russia and China have formally agreed to operationalize the Northern Sea Route, a faster Arctic trade corridor that challenges the dominance of the Suez Canal. The deal was signed on 14th October 2025 in Harbin, China, and marks a strategic pivot in global shipping.
The Northern Sea Route stretches along Russia's Arctic coast from the Kara Sea to the Bering Strait. It offers a 40% shorter path between East Asia and Northern Europe compared to the traditional Suez Canal route. To understand the scale of this shift, let's take St. Petersburg port in Russia and Shanghai port in China as an example. The traditional route via the Suez Canal covers approximately 20,000 kilometers, while the Northern Sea Route or NSR reduces the distance to around 12,800 kilometers. At an average cruising speed for cargo vessels, this means a ship would take roughly 35 to 40 days to complete the journey via the Suez Canal, but only 18 to 22 days via the Northern Sea Route. This dramatic reduction in both distance and time is what makes the NSR such a strategic game changer in global shipping. On 13th October 2025, the first container ship from Ningbo, China arrived in Felixstowe, UK via the NSR, cutting transit time by nearly half. At the second meeting of the Russia-China NSR subcommission in Harbin, Rosatom, and China's Ministry of Transportation approved a joint action plan to scale up Arctic shipping. The goal, 20 million tons of cargo annually by 2030. Dabar taip ten yra reikalingi iš tikrųjų ledlaužiai, jeigu nori vykti ne vasaros laikotarpiu. Vasaros laikotarpiu ten gali praplaukti pakankamai normaliai jau, bet kol kas, jeigu nori žiemą plaukti, reikia, kad ledlaužiai pramuštų tos ledus ir tu galėtum praplaukti. Tačiau planuojama, kad jau 2030, o vėliausiai 2040 metais visa ten ta teritorija bus pilnai laisva nuo ledo ir ten laivininkystė galės vykti pilnu tempu. Va, jau dabar yra eksploatuojama, 2025 metais buvo pervežti rekordiniai 280 000 tonų krovinių, 17 konteinerių reisų, daugiausiai kinų laivų. Apimtis auga nuo 71 laivo 2013 metais iki 100 vasaromis, bet ribojama ledų žiemą. Tai investuojama infrastruktūrą, uostai, ledlaužiai, Kinija siunčia laivus ir finansuoja projektus. Tai bendras tikslas paversti šitą šiaurės kelią tarptautiniu koridoriumi, bet Rusija laiko į savo zoną ir be abejo Rusija, aišku, jį kontroliuos. Kaip keičia šitas šiaurinis kelias visą bendrą situaciją? Per Sueco kanalą, kur pagrindinė eina laivyba, užtrunka maršrutas apie 30-40 dienų. Per pietų maršrutą, kur palei Kapotą Gerosios Vilties kyšulį, per Pietų Afrikos Respubliką yra dar ilgesnis kelias, kuris siekia net 40-50 dienų. O per Rusijos Arktį kelionė užtrukti gali 18-20 dienų. Pavyzdžiui, 25 metais kinų laivas Istanbul Bridge įveikė maršrutą per 20 dienų, pusę tradicinio Sueco laiko. Žiemą šitas, aišku, kelias dar kol kas neįmanomas, tačiau su laiku tai keisis. Taip, kiek yra sutaupoma nuo vieno laivo? Laikas 15-18 dienų, trumpesnė kelionė, leidžiate daugiau sutaupyti resursų per metus, mažinti operacinės išlaidas, įgulos draudimas, algos. Vidutiniam konteinerių laivai tai reiškia 500-600 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstybių dolerių per reisą, vien dėl laiko skaičiuojam, tiek sutaupytum. Pusę milijono dolerių vien dėl laiko sutaupytum. Toliau kūras. Mažiau 20-40% mažiau kūro priklausomai nuo greičio sumažinimo. Įsivaizduoja, tai yra kiek ant kūro dar sutaupytum papildomai. Ir čia nuo vieno reiso tu gali sutaupyti kažkur apie po milijoną. Ir tu greičiau atvyksi, tu sutaupysi, tu mažiau kūro sunaudosi. Tai įsivaizduoja, kokia tai yra revoliucinės reikšmės šiaurės kelias ir dėl ko Amerika taip nori Grenlandijos. Tai čia vyksta milžiniška. Čia Kinija įsitraukia, kaip ir minėjau, spalio mėnesį pasirašė sutarimą, yra Polar Silk Road, tai yra šiaurinis šilko kelias. Ir ant to yra stipriai dirbama. Štai šitą matote, va šitą žemėlapį įdodu šitą va kelią. Ir jisai grinai keliauja palei pat Rusijos šiaurę, išlenda palei Norvegiją, per Islandiją ir Didžiąją Britaniją gali patekti ir visus tos vakarų Europos uostus. Ir štai pažiūrėkime, matome čia sužymėtas žymas, kiek priklauso kiekvienai valstybei priėjimo prie šito šiaurės Arkties jūros. Mes matome, Jungtinės Amerikos valstybės turi labai siaurą palei Aliaską tą regioną, Kanada toliau nemažai turi, Danija per Grenlandiją turi kažkiek priėjimo, šiek tiek Islandija turi, bet jinai iki pas grinai tos Arkties nedaina. Na ir turi Norvegija, nes yra Norvegijos sala didelė, jinai vadinasi Svalbardas. Tai po Grenlandijos tikėtina amerikiečiai nusitaikys į Svalbardą, galiu turbūt lažintis, kad šitą Svalbardo klausimą jūs girdėsite ateityje ne vieną kartą, kol kas priklauso
Norvegijai. Norvegija irgi NATO šalis. Ir kame esmė to regioną paėmus, jeigu tu paimi Svalbardo salą, Grenlandiją, Islandiją tavo yra ribose ir Norvegiją, tu gali užblokuoti tą šiaurinį kelią arba jį apmokestinti. Tai reiškia, nukirstum Rusijos ir Kinijos planus sutrumpinti kelionę į Europą, gabenant prekes arba į Europą, arba iš Europos ir amerikiečiai perimtų to viso kelio kontrolę. Dėl to ir vyksta visas pagrindinis šaršalas. Kol kas Arktis lenktynėse pirmauja Rusija ir šalia jos stovinti Kinija, nes daugiausiai karinių bazių įrengta būtent Rusai daugiausiai ten įrengia bazių, amerikiečiai kažkiek šiaurėje turi, bet stipriai dar atsilieka. Tad bando Trumpas taisyti šitą situaciją, nes, aišku, arba jis pasuprato, arba jį paprotino, kad jeigu Rusai ir Kinai kontroliuos šitą kelią, jie įgis milžinišką pranašumą. Kaip kažkada Sueco kanalas Didžiai Britanijai padarė milžinišką stimulą, taip pačiai po to Egiptui, nes Egiptas irgi ėmė tos tranzito mokesčius ir dabar, bet dvigubai patrumpinti visos kelionės maršrutus, tai yra beprotiška. Tai yra. Tolbu net ir tai pačiai Rusijai yra naudinga prekiauti su Kinija, nes atsiranda papildomas jūros kelias, nereikia plaukti tenais per Indijos vandenyną, per Atlanto vandenyną, o jie tiesiog gali, tarkim, iš Šanchajaus į kokį Archangelską ar į kokį Peterburgą atgabenti kokius tos produktus. Ir jūrų keliai yra daug svarbesni negu sausumos, nes jūrais, tais dideliais konteineriais tu gali gabenti daug daugiau prekių negu geležinkeliais arba ten fūromis ir plus tai yra daug pigiau. Tai visais laikais, žiūrint visą geopolitinį paveikslą, kas kontroliuoja jūrų kelius, kas kontroliuoja uostus, tas kontroliuoja ir visą likusį pasaulį. Tai Kinai su Rusais bando perimti tam tikrą kontrolę, todėl bus įdomu stebėti, ar kišis į šitą visą reikalą Kinija ir Rusija, nes kol kas jie visą laiką į Venezuelą irgi taip vangiai žiūri, nesikiša, bet kad investuoja ten pinigus, tai aš matau jau ne vieną, visą tą reikalą sakau gal 4-5 metai. Ir aš matau, kaip viskas tai intensyvėja ir po to atsirado Trumpas su savo Grenlandijos klausimu, tai yra Amerikos reakcija į atsilikimą, nes kol kas jie atsilieka. Mes gyvenam dar labiau paaštrėjusiame imperialistinėme epochoje. Trumpas neseniai paskelbė, kad didins karinį biudžetą nuo 1 trilijardų JAV dolerių, kuris yra didžiausias visame pasaulyje, iki 1,5. All the signs suggest that we're going to have a big war soon. The president announced that he is hiking the Pentagon budget from $1 trillion to $1.5 trillion. Just announced that. That's the kind of budget that a country that anticipates a global or regional war has for its military. Obviously, we're moving in that direction, toward a world war. Sorry. So how do you position yourself for that? Well, you look at a map and you ask, what areas do I want to control? Where are the trade routes? Who's got the resources? Koks yra tikslas? Pasiruošti karui. Bandys, aišku, gražiuoju kažkaip įstumdyti, bandys perimti kontrolę kažkokiam diplomatiniam priemonėm, spaudimo priemonėm, bet jie palengvai irgi ruošiasi karui. Artimiausias 10-20 metų bus kritiškai svarbus tiek dėl naujų atsirandačių jūrų kelių, tiek dėl įvairių technologijų, apie tai aš jau ne vieną kartą kartoju, ateina naujas pasaulis, mes turime jam pasiruošti. Kaip tai pasiruošti, aš apie tai laidose šneku ir dar šnekėsiu, ir rašysiu, šnekėsiu, bet įmanoma jam pasiruošti ir mes po 10 metų viso šito pasaulio visiškai nebepažinsime. Tie, kurie gyvena pagal dar seno pasaulio vizijas, jiems bus didelis šokas, nes viskas labai pasikeis. Jau dabar mes matome radikalėjimą iš visų pusių, nes kas atsiliks šitose varžybose, tas taps tik tai regioninė galia. Kas laimės šitose varžybose dėl Arkties, dėl išteklių, dėl jūrų kelių, dėl technologijų, dėl humanoidų, dėl dirbtinio intelekto, tie nustatys naują pasaulio darbotvarkę. Gali būti tas nustatymos darbotvarkės grindžiamas krauju, kol kas netiesiogiai, bet kai kuriuose atskiruose šalise vyksta pasaulio pertvarka. Dabar yra perestroika artėjanti. Stebėkim, draugai, mąstykime savo galvą, tikrinkime visus šaltinius ir susitiksime kitose laidose. Iki.